Sveiki, mano vardas Olegas Medvedevas. Noriu su jumis pasidalinti visiems labai aktualią informaciją. Šis video nebus ilgas, todėl patariu pasižiūrėkite iki galo. Žinau, kad jūs turite savo tikslus, žinau, kad jūs turite savo svajonės. Ir žinau, kad jūs žinote, kad kelyje į jūsų tikslus ir jūsų svajonės jums reikalingi veiksmai, jums reikia padaryti kažką, kad pasiekti ar nueiti kažkur. Ir čia visas įdomumas prasideda, nes labai daug žmonių taip ir nededa pirmo žingsnio, taip ir nededa antro, trečio, ketvirto, nepadaro pakankamai veiksmų. Kodėl tai yra? O tai yra todėl, kad mes jau esam taip užprogramuoti, nes kelyje link tikslo jūs visą laiką turite pasipriešinimą. Kas yra tas pasipriešinimas? Tas pasipriešinimas yra balselis mūsų galvoje, kuris sako, tu negalėsi, tu nepradėk, gal tai ne tau, Daug yra įvairių pasiteisinimų ir jūs jau puikiai žinote, apie ką aš kalbu. Aš jums noriu pasakyti, kas yra tas balselis. Tas balselis visai nesate jūs. Tai yra jūsų smegenų dalis, kuri yra atsakinga už išlikimą, kurios pagrindinė funkcija, kad jūs niekur nejudėtumėt ir būtumėte čia saugiai. Kada jūs niekur nejudat, kada jūs neaugat, kaip ir viskas gerai, bet jūsų širdis verkia, nes jinai nori augti, nes jūs turite kažko siekti. Ir dar vienas dalykas, tos smegenų dalies mums labai reikėjo, kada mes gyvenom olose, medžiojom didelius žvėrius ir taip toliau. Dabar mūsų gyvybei negrėsia dažniausiai dideli pavojai. Todėl šita smegenų dalis mums per daug aktyvi, mums jinai tiek nereikalinga. Markas Tveinas apie tai labai gerus žodžius pasakė. Jis sakė, aš turėjau 1000 problemų, bet iš jų įsipildė tik keletas. Suprantat, ką aš turėjau omeny? Kas yra baimė? Baimė yra ateitis, baimė tai yra galimas skausmas. Ir baimė, dvejonės, atidėliojimai yra viskas tas pats. Tai mūsų kausto, nes tai jau, taip jau mes užprogramuoti, tai yra pasipriešinimas. Ir kuom skiriasi sėkmingi žmonės nuo nesėkmingų? Tai ne dėl to, kad sėkmingi nebijo. Sėkmingi ir nesėkmingi bijo vienodai. Vienintelis skirtumas, sėkmingi žmonės daro nepaisant baimės. Jie daro veiksmus, jausdami baimę. Tai yra tas įgūdis, kurį mes turime visi mokintis ir kurį mes turime praktikuotis. Tai yra kaip raumuo. Kuo jūs daugiau veiksite nepaisant baimės, kuo jūs daugiau veiksite bijodami, to jūs geriau jausis, to jūs turėsite daugiau pasitikėjimo. Ir kodėl aš jums visą tai sakau? Todėl, kad jums širdis kužda tyliai. Jums širdis, jūsų intuicija, jūsų siela, aš nežinau, kaip tai pavadinti, bet tai yra ir tai mums labai tyliai kužda. O mūsų smegenys ir ypatingai ta dalis, kuri nėra kūrybinė, kuri atsakinga už mūsų išlikimą, jinai mums rėkia. Ir mums labai sunku per tą dalį išgirsti, ką sako mūsų širdis. Yra labai įdomus dalykas, mes bijom suklysti, nes mūsų mokykla mus taip išmokino. Mūsų mokykloje sako, kad klaida yra blogai, mes neturime klysti. Bet iš kitos pusės, be klaidų mes niekada nieko neišmoksim. Jeigu jūs būtumėt, kaip jūs būtumėt kūdikis, jums niekas neleistų klysti, neleistų stotis ir griūti, didelė tikimybė, kad jūs taip ir neišmoksite vaikščioti. Klaidos yra mokslo dalis. Per klaidas jūs žinote, ko nedaryti. Per klaidas jūs gaunate praktiką. Kiekviena klaida, jeigu jūs siekiate tikslą, tai yra klaida, jūs neatitolina, o jūs artina iki jūsų tikslą. Kaip Edisonas su lemputė, jisai suklydo daug kartų, jisai labai daug kartų sukūrė neveikiantis lemputės, bet jisai tai netraktavo kaip klaidas, tai jisai traktavo kaip dar vienas būdas, kuris neveikia, kuris artina jį prie jo tikslo. Ir kodėl aš visą tai pasakoju? Beje, apie tikslus. Dar vienas dalykas apie tikslus. Tikslai gali būti iš širdies, iš jūsų sielos, o gali būti iš mūsų protų, iš mūsų ego. Pagalvokite, jeigu jūs norite naujo prabangaus automobilio, ar dėl to, kad jisai kažką jums duos, kažką duos jūsų šeimai, ar dėl to, kad jūs pasakysite, va, aš turiu geresnį automobilį už jį. Todėl, kad laimės ego neatneša. Nes visą laiką atsiras tas žmogus, su kurio lyginsite sekantį kartą, kuris turi dar prabangesnį, o paskui dar prabangesnį. Ir jūs visą laiką mes būsime nelaimingi. Tai yra absurdiškas atvejis, kaip multimilijardierius, kuris turėjo $5 milijardus, netekęs 2 milijardų nusižudė. Nors jam liko 3 ir atrodo gyvenk visą gyvenimą pasakiškai. Štai prie ko mus priveda ego. Dėl ko aš darau šį video? Dėl to, kad kiekvienas iš jūsų, jūs turite savo talentą. Jūs širdis jums sako, jūs ne veltui esate šitam pasauliu. Jūs čia atėjote kažką atnešti. Netgi jeigu jūs ir to netikit, aš tai žinau
faktas, kiekvienas mes čia esam nebereikalo, kiekvienas mes turim kažką savo duoti, kiekvienas mes turim kažką savo atnešti. Draugai, neleiskite baimėm sukaustyti jūsų širdies, būkite savimi, veikite nepaisant baimių ir duokite pasauliui tai, ką jūs turite duoti. Ačiū, gražios dienos. Jeigu jums patiko šis video, pamėkite jį, pasidalinkite, kad iki jūsų ir kitų žmonių ateitų teisinga informacija. Visiems gražios dienos, būkite savimi.